improvizuotą scenos vidurį, salės vidurį. Noriu pakviesti Radviliškio merą Antaną Čepononį, kad jis atidarytų renginį. Antanai, sveiki, su sportinė apranga. Mikrofonas jums. Ačiū labai. Aš su sportinė apranga pasiruošęs varžybom šiandieną. Labą dieną, mėly svečiai. Labą dieną, mėlos krepšininkės, kurios šiandieną parodysite Seimo vyrų komandai krepšinio, kaip reikia žaisti. Aš tikiu, kad jūs laimėsite, nes jūs esate moterys, o dabar valdo Lietuvą moterys. Malonu matyti, Radviliškis, geležinkelis ir šiandieną krepšinio sostinė. Būtų galima sakyti taip. Manau, kad praleistas laikas Radviliškyje turėtų būti šiandien labai įdomus. Aš žinau vieną dalyką, merė, dar nepabėkite, kad jeigu ne Radviliškis, tai apskritai ir būtų įvykusi šiandieną krepšinio šventė, kadangi automobiliais pasiekti bet kokį Lietuvos tašką praktiškai neįmanoma. Traukiniai mus išgelbėjo. Merė, mes turime jums lengvą staigmeną. Lietuvos moterų krepšinio lygos žvaigždžių diena prasidės tik po to, kai meras pataikys į krepšį iš vidurio. Jo. Mes turim 3 valandas. Nedelsdami pradėkime, jūs galite tą padaryti iš kur kas arčiau, iš kurios norite vietos. Žvaigždžių diena prasidės tik tada, kai kamuolys atsidurs krepšyje. Merė, jūsų galimybė prieš Radviliškį ir prieš Lietuvą. Jūs to nežinojote, tai yra mūsų dovana jums. Ačiū labai už tą dovaną, ačiū labai. Einam gal. Einam, galim bėgti, aš jūs pabandysiu dengti. Plojam! Šventė prasidės vėliau, dar vėliau ir dar kartą. 3 kartas nevėluoja. 4 garantuoja, o 5 sako, kad šventė apskritai turėtų būti jau tuoj pat, bet negana to, mes turime dar vieną šansą, lieka 2 sekundės. Dėkojame merui. Jūs nesistebėkite, profesionalai būna apskritai nepataiko, čia pataikyti iš 8 kartą yra didis pasiekimas. Na, o dabar noriu pakviesti žavingą moterį, kuri